Sveiki, čia Čezaris Ateljė. Praeitą mėnesį nedariau video apie perskaitytas knygas, nes perskaičiau tik 2 sausio mėnesį. Tai vasarį perskaičiau daugiau, tad papasakosiu apie daugiau knygų. Tai skaičiau nemažai iš bibliotekos. Tad, ir pradėsiu. Tai pirma buvo šita Aistės Šopos Širdys ieškančios namų. Tai knyga buvo apie pabėgėlius. Tai tenai buvo 2 laiko juostos ir vienoje seniau, kaip lietuviai bėgo iš Vokietijos į Venesuelą, ir po to jau šiais laikais kaip, ne pabėgėliai, bet tiesiog persikėlė į Lietuvą Lietuvos venesueliečiai. Tai man tikrai patiko šita knyga. Buvo įdomu skaityti, susipažinti su ta Venesuela ir kaip ten Rukloje tie pabėgėliai gyveno. Tai tokia tikrai įdomi knyga, kurią tikrai daugam rekomenduočiau paskaityti. Kita knyga tai buvo Kambariokai. Alison Ashley. Tai pasėmiau iš bibliotekos, tiesą sakant, šiaip savo paskaityti. Tiesiog užsinorėjau kažkokios meilės istorijos, nors aš jau tiek turiu namuose, bet pasėmiau iš bibliotekos. Tai, nuspėjamas buvo toks siužetas, nebuvo ten atvirų sekso scenų, bet kažkaip ir nepasigėdau jų. Tai būtent, kad kambariokai, kaip čia sakyt, susilažino, kad jeigu iki 40, man atrodo, nesusiras poros, tai jie susituoks. Ir jie pamažu ir nuspėjamas tas siužetas, kad jie iš tikrųjų ir susimylėjo, susibuvo ir tapo pora. Tai tokia, visai man patiko, tokia smagi, tų tokių komedijinių frazių buvo, tai nebloga knyga tikrai. Toliau jau vasarį pirmą perskaičiau, tai Svetimkūnius. Labai patiko knyga, ypač Nikita. Aišku, jinai tokia gyvenimiška knyga, pabaiga šiek tiek tokia neaiški man buvo, bet Nikita man patiko, toksai į mane gan panašus. Tai būtent, kad mergina klube tokiam susipažino netyčia lauke su tuo dainininku, pasileidėliu tokiu, ir permiegojo ir pastojo, ir taip jie pradėjo gyventi, kad tam vaikui suteikti kažkokius namus, bet sakau, ta pabaiga ten truputėlį aš nesupratau. Toliau kita knyga tai Netikra sesuo. Dramų čia kiek buvo, kaip meksikiečių serialas, tikrai. Bet man patiko tos dramos tikrai labai. Tai būtent, kad sesuo paprašė savo sesers ją išnešioti kūdikį. Ir jinai pastojo su 3 vaikais. Nes ten gydytoja sakė, kad taip būna su dirbtinio apvaisinimu. Bet ta sesuo tokias dramas ten kėlė. Tokia psichiškai nesveika, sakyčiau, jinai buvo kažkokia. Tai, daugiau nepasakosiu, nes ten tikrai ir tokių plot twist yra ir visko, tai tikrai nebloga knyga. Toliau, kitą knygą skaičiau mūsų Kuršėnų knygų klubui. Tai Žiemos vanduo. Šita knyga man vidutiniška tokia. Nesu skandinavų literatūros kažkoks mėgėjas, nes nelabai aš jų esu skaitęs, galima sakyti, kaip ir pirmoji knyga.
Tai būtent, kad dingo berniukas, visi galvojo, kad nuskendo, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Na, visur ant knygos rašė, kad ten mistika, antgamtiškumas kažkoks, mitologija. Na, buvo tos mistikos, bet man pritrūko. Tai šiaip susiskaitė visai neblogai. Visai buvo įdomi knyga iš tikrųjų skaityti, bet man tos mistikos šiek tiek pritrūko. Gerai, kita knyga bus vaikiška. Tai Holy Web ugniagesių išgelbėtas kačiukas. Na, visi žino jau, kas mane pažįsta, kad aš Holy Web knygutės apie kačiukus labai mėgstu. Nežinau, mažai skaitau vaikų literatūros, bet šitos autorės labai patinka man knygos. Tai būtent, kad medyje vaikai randa įstrigusi kačiuką, jisai neturi namų, tai taip ir atsiduria pas mergaitę ir jo šeimą namuose. Tai va, taip, paprasta istorija, gal ir nieko ypatingo, bet man patinka tokios jautrios jos istorijos, įdomios, gal ir panašios viena su kita, bet man patiko. Na dabar kokią knygą. Tai Lavisos Spela ir Rilė Vėjų ragana. Na, kaip man šita patiko, tai geriausia iš visų 2 mėnesių, kur perskaičiau knyga. Tai Regėtojos tęsinys apie jos dukrą Rilę. Įsimylėjau Dakotą. Na, toks, kad ir šiurkštus vyras, kad ir žiaurus, bet, na, ten tokių aistringų scenų. Ir tie karai visi, kaip tenai tą Kantigirdo pilį užpuolė, ir kaip kariavo, ir kaip Dakota su kariuomenė atėjo pas ją pasiimti pas tėvus. Na, vienu žodžiu, ne vien tik meilės, bet ir tokių karų buvo. Ir aišku, magijos, žinoma magijos, jos seseris. Tai dabar greičiausia bus Gundės istorija su Diviriksu, aš taip spėju. Tai labai lauksiu kitų autorės knygų, nes man šita tai labai patiko. Na ir paskutinė, kurią perskaičiau vasario mėnesį, tai Išgyventi savastį. Čia toks pasakojimas, čia gal net ne knyga, knygutė. Tokia plona, mažiau nei 50 puslapių. Tai apie vyrą, kuris per vestuves žuvo jo sužadėtinė. Tai tokia niūri knyga, gan liūdna, ypač apie kalties jausmą, nes jam dėl to kalties jausmo ten jau ir protas maišėsi. Bet man patiko tokia niūri, būtent, sakyčiau, Halloweenui. Tai ką čia daugiau pasakosiu apie tokią ploną knygutę, tikrai nebloga buvo, pirmoji autorės knyga, su kuo labai sveikinu. Tai va, tiek knygų perskaičiau per 2 mėnesius ir knygų mugėje dėja nebuvau. Labai gaila, nes žiūriu Facebook'e visokias nuotraukas, video įrašus, kaip ten visiems smagu, kiek autografų negavau, kiek rašytojų nesutikau. Na, ką darysiu, užtat aš knygos LT prisipirkau begalę knygų, tai dabar tik tai sėdėti ir skaityti namuose. Tai va, o dabar pradėjau vakar skaityti Agnės Bausienės Būk mano knygą. Tai kitam mėnesiu jau bus vėl knygų. Tai ir tiek tada, iki pasimatymo, iki.